kaimynai siūlo kartu eksploatuoti elektrinę, tai gal geras biznis? Ne, tai matot, biznis yra suprantama savoka, bet šiuo atveju mes jau nuosekliai, manau, ir labai aiškiai sakom apie to objekto saugą, apie saugumą. Ir čia pirmiausia apie tai kalba. Ir esame siuntę tikrai ne vieną ir ne dvi notas, labai aiškiai išsakėm savo klausimus, priekaištus, tiesą sakant, ne tik baltarusiams, bet ir tarptautiniam organizacijom. Ir vienas iš tų yra, matyti, esminis dabar matosi, kas susijęs su pasitikėjimu, tai tarptautinė stebėsena šito projekto vykdymo, kadangi mes gaunam labai daug prieštaringos informacijos. Vieną kitą paneigiančios, gandų labai daug, apie įvykius sužinom per vėlai, bet jau tikrai pavėluotai, po to girdim, kaip mėginamas sumenkinti pasiekmes to, kas įvyko. Mums tikrai netenkina tokie dalykai. Ar tai yra avarija, ar incidentas, ar nestandartinis įvykis, mums mažai tai godžia. Per daug jautrus objektas, potencialiai labai nesaugus ir todėl mes turim turėti garantijas. Tai čia apie tai norim, kad išgirstų mūsų kaimynai Baltarusijai. Čia kalba ne apie gražų bendradarbiavimą arba pigią elektrą, čia kalba apie objekto saugą ir čia jokių kompromisų būti negali. Kas turėtų pasikeisti, kad jūsų požiūris irgi pasikeistų? Mes jau išsakėm, esame esminiai reikalavimai, sakys, turi atlikti stres testai pagal europinius reikalavimus, dalyvaujant europiniams stebėtojams, turi būti atlikti, pagaliau tas turėjo būti padaryta prieš statybos pradžią, aikštelės įvertinimas Tatenos specializuotos komisijos. Ir jau minėjau, ne tik mūsų čia pasiūlymai, yra ESPO konvencijos komiteto pasiūlymai, įkurti ekspertų tarptautinę tokią grupę, kuri galėtų prižiūrėti projekto vykdymą. Tai bent jau tie būtų esminiai tokie reikalavimai. Tai jie pakeistų bent jau tą pasitikėjimo kažkokią atmosferą atsirastų. Mes tikrai nemanom, kad jie mano specialiai nori statyti nesaugų objektą. Mes to nemanom, bet mes tiesiog nepasitikim tuo procesu, nes gaunam labai, sakau, prieštaringą informaciją. Arba tiesiog noriu perklausti, kokias tolimesnės bendravimo perspektyvas matote, jeigu niekas neįsikeis? Tai yra mūsų kaimynai ir aišku, mes visada labai mandagiai ir atsakingai kalbam, bet čia yra objektas išskirtinis, tai nėra dvišalė problema, tai yra problema tarptautinė, tai yra regioninė kaip minimum problema. Ir todėl mūsų bendravimas bus pagrįstas ir tas pasitikėjimas tik tai konkrečiais žingsniais, tik tai konkrečiais veiksmais Baltarusijos pusės galėsim pakoreguoti galbūt tą požiūrį. Ir čia nebus kažkokių tai emocinių protrukių ar kokių tai ten kaprizų, čia mes tikrai elgsimės nuosekliai ir manau, kad visiems tas turėtų būti aišku. Pirmiausia, turėtų būti aišku mūsų kaimynams.